Paskutinės 3 dienos likusios. Ir čia įspūdžiai iš Patajos kokie. Ištvirkęs, nafik miestas, bet. Totaliai ištvirkęs, bet, kad net nemalonu būti pensininkų rojus. Audrensai, ką manai? Karočią, dėdai varinėja tokie po 70-80 metų mergas jaunas pasikabinė išsinomavę. Nu, žodžiu, barai pilni visokių ledargų. Mergikas, bet čia žiūrėk. Эй, кто нахуй же? Ебать! Ну, стабу, блядь, мотоцикла, блядь, с русу вėliava, с rusiška muzika. Eik tu nahui! A few moments later. Nu ką, rezultatas posūkio. Nubrozdinti kelienai tokie va. Iki mėsų nuskusta škūra. Vaisiai. O, ir meškučių renkasi. Išlaiko reiškias. Bankoką. O po to iš Bankoko į Patają. Liktis, kad į Patają. Užsukom paėsti į Burger Kingą. Pažiūrėsim, kokį čia nesąmonį užsisakėm. Karočią, Audrys užsisakė, blėt, aš jau pavydėti pradėjau. Parodyk. 200. Už 200 batų. Atrodo tai huijenai. Krevetės, kiaušinukas, čiliakas, padažiukas, sultinukas. Blėt, aš jau tau pavydėti pradėjau. Galėsim košę valgyti. Nu, aš savo košę jėsiu. Nu, turim dar vieną patiekalą. Kas čia yra, papasakok dabar? Vištiena su... Su kuo? Aš tavęs nefilmuoju. Kas yra? Makaronai. A, čia makaronai tokie, o šitie? Nežinau. Nu, žodžiu. Atrodo biškai prašiau, bet neblogai. Taip, pažiūrėsim, kokią man pachliopkę atneš. Žodžiu, mano pachliopkę atnešė mėsą kažkokią tai. Su ryžių košė kažkokia tai nedavirta. Čia kačikna užsiklijuotų. Sajas padažą. Žodžiu, ragaujam. Ką, atsivarėm į Bankoko oro uostą. Oro uostas milžiniško dydžio. Dabar ieškom takso iki Patajas. Čia pilna taksų yra. Šiaip tai pagal programėlę Grab, taip vadinama, rodo, kad 1700 grubiai batų, tai čia apie 40-50 eurų. Tai bandom vietinių taksų klausti, kokios kainos bus ir žiūrėsim. Ką, išsikvietėm per programėlę, o tokia va programėlė Grab vadinasi taksa. Čia žmonių dafiga ir biškė. Laukiam, kol atvažiuos mūsų taksas. Čia judesys verda, jo-majo. O aplinkui kažkur ratukas suka ir važiuojam. Ką, sėdim taksiukę, varom į Patają. Bet oro uostas tai didžiulis, ane? CV Beach Front, sekundos Pataja, tas ane judžiai. Taip. Dar razborui vyksta, kur mes čia važiuojam, nors jau užsisakėm. Tai pakeisim maršrutą, lokaciją, pakeis ir kainą. Parodykim, čia yra. Ką, atvažiavom į viešbutuką, išsinuomavom apartamentus. Tokie neblogi. Va, čia tik eini per įėjimo duris, iš karto yra miegamojo lova, po to antras miegamasis. Toksai va irgi su dvigulė lova. Šitam miegamajam yra tūlikas, yra dušas. Toliau ką turim? Turim dar vieną svetainę va. Jau chebra muzikos čia užvarė. Pritildyk, Audriau. Audriau. Svetainė su kampu, su vaizdu į gatvę.
Dar viena mėgama lova, virtuvėlė kažkokia tai. Ar čia nėra virtuvėlės? Ką tik praėjai virtuvėlė? O tai čia ne virtuvėlė, čia dujinė. Ai, vo, kažkas yra. Ir dar vienas dušas. Nu, neblogai. Neblogai. Vandenuko belekiek. Nu ką, lėksim į trasą. Pirmas patiekaliukas, atrodo įspūdingai. Kas čia ananasas, ryžiai viduj. Kokteiliukai vo tokie va gražus. Nu įvertink. Kiaušinienė aiškus bus. Kaip ir visur. Nu, kaip? Gadica? Žodžiu, užskaitom pirmą. Ryčkos kokteilis. Atrodo įspūdingai. Čia slyvų kompotas ar kas čia? Nu, mums idėja nei vienos, lygų nulį. O vat Ryčkai tai nepagailėjo. Jis patiko Armėnijai. Prikrau viskas, ką turėjo. O, ten šokiai vyksta gatvėje, jeigu matosi. Saulėlydis aфиgenas. Žodžiu. Nu ką, atminėm į paplūdimį. Paplūdimis tikrai įspūdingas, palmės. Gražu pažiūrėti. Žiauriai gražu. Ar gražu, Audrėnė? Gražu, Nu, žiauriai gražu. Žiauriai, gražiai. Iš poros kokteilių ir visas spalvas atsirado. Palmės žalias paliko. O, kažkoks katamaranas ten stovi. O ten dangoraižiai, žiūrėk, rimtai. Dangoraižiai. Nu, vaizdelis geras. Geras vaizdelis. O, priėjom tokį nuostabų, blėt, motociklą, blėt, su rusų vėliava, su rusiška muzika. O, velnės, kas čia pardavinėja? Skanaus vadinas. No. Čia kažkoks biški pačiožęs, bet susikrovęs viską. Kanados vėliavas, Ukrainos, Vokietijos. Nu, žodžiu. Senolių šou, o žiūrėk, senolis jau. Lenda mergikės, bučia žiūrėk. Eik tu, na, žiūrėk. Jebat. O čia taip pizdėts. Einam, sako, einam. Palaikysi, man paimysi trumpau. Normaliai čia, žiūrėk, jau vedas. Hebra, ką jūs čia veikėt, galit pasakyti? Po 4 kokteilių visą. Tave atlydėjom. Mane atlydėjot, manęs čia nereikėjo lydėti. Nu, prašai prieš tai. Aš prašiau. Och, tu kekšinas. Keičiam lokaciją, varom į Bankoką. Šiandieną paskutinės 3 dienos likusios. Ir čia įspūdžiai iš Patajas kokie. Ištvirkęs, nafik miestas, ble. Totaliai ištvirkęs, ble, kad net nemalonu būti pensininkų rojus. Audrien, sakai, manai. Karočią, dėdai varinėja tokie po 70-80 metų mergas jaunas pasikabinė išsinomavę. Nu, žodžiu, barai pilni visokių ledargų. Žodžiu, veikti čia tikrai nėra ką, porą dienų čia per akis. Ką, išsinomavom vėl naują viešbutį, dangoraižį. Tuk. Prašom, užeikit. Nu, ką čia turim? Bankoko. Turim toks neblogas. Viešbutukas Bankokė, va vienas kambariukas. Lovytė, viskas, kondikas.
Kas čia dar toks velnė, žino, kas čia per aparatūras. Pintos, aukštas belekoks, 35. Turim vonę. Galėsiu palikti nuorodas apačioje, šiaip labai nebrangiai, paskui įgarsinsiu kainas. O taip atrodo dušas. Svetainė. Šaldytuvas, virtuvėlė. Minkštas kampas, ryčkai komplektą eina. Kas čia dar yra? Mikrobangė, viskas, kaitlentė. Antram aukšte dar kažkas yra, per 2 aukštus viskas. Ryčka! Ai, čia dar vienas tualetas. O dar vienas dušas. O kas šitie tokie ant sienų, vėl nežino? Telikas va jau neblogas, didelis, su tokiu vaizdu. Einam dabar į apačią, į balkoną. Pasižiūrėsim, kaip ten aukštis. Aukštis tenai geras. Kaip vadinasi čia? Viešbutis. Meeting. Nu, žodžiu. Balkončikas. Į aukščio bijo, tai ne kažką galiu pasakyti. Nes aukštis tai čia. Ui. Baisu. Baisu. Ir tokia vat panorama. Į Bankoką. Ką, dabar toj pasėdim biškį, atvėstam ir varom į miestą, susirasim po motorolerį ir varysim pasivažinėti po Bankoką. Pažiūrėti, kas čia gero, tai tiek tam kartą. Nu ką, atminėm į 37 aukštą. Atrodo šukarnai. Baseiniokas. Viskas, čia žmonės deginas, aišku, tenai nefilmuos. Žodžiu. O kas dar aukščiau čia yra, kažin? Nu jo. Einam ten, praeisim, pasižiūrėsim. O, čia lodžijos tokios pasėdėti. Ant karščio belie kokio šiandieną 39, kiek sakei? 39 karščio šiandieną. Panorama tokia va. Bet tik tiek, kad šiandien to karščio tai ne kažką. Nu, žodžiu, fainai. Tikrai fainai. Bet nudažyta tai padėk Dieve, va. Ant langų neapsiklijavę, apdažė apačią apklijuota tiksliau. Čia dar kažkas turėjo būti. Nu jo. Žiūrim, ką turim. Bet visur daugmaž ant stogų žolynai padaryti. Žodžiu. Karšta čia. Hebra grįžom vakare į savo apšegą, į 35 aukštą. Pasižiūrėkit, kokį vaizdą turim. Audrienas sėdi jau baldėlina. Kaip Audry? Nu karočią, nerealiai. Nerealus vaizdas. Dar sutems pilnai, dar nėra sutemę. Einu į balkoną pafilmuosiu biškį. O jas, šiltnamis. Bet vaizdelis tai bomba. Bomba, miestas. Nu, belė kokio dydžio. Belė kokio, visiškai totaliai belė kokio. Kur be pažiūri, galo nesimato nei vieną pusę. Nu, judesys koks apačioj. Šakės. Nu, žodžiu, bomba, hebrytė, bomba.
Dar pafilmuosiu vėliau biškutį, kai sutems visiškai. Čia 35 aukštas. Ant stogo, kaip rodžiau, dar baseiną turim. Čia išsikrapštėm į metro, į miesto centras, jie sumastė. Vidurnaktį beveik. Čia 5 aukštai po žemę, bent jau vėso. Jau susiradom, kai bilietus nusipirkti. Va, laukiam. Metro varysim į centrą. O, du minties galiūnai baseinė pabuvo. Po kokteiliuką ir sumastėm. Veiklos, va, atminė. Ieškosim salą, kur yra šalia. Selą einam ieškoti. Kažkur čia netoli yra. Atvažiavom su metro iki centriuko. Bandom išlipti jau tokių eskalatorių, prasukom kokius 4. Ir pagaliau išlendam į šiltnamį. O, kur mes čia išlindom ir kaip karšta. Vėl nežino. Kokie pasiūlymai chebryte? Ten kažkur upė yra didelė. Kažkaip nepanašu čia į centrą visiškai, bent jau pakol kas. Taip ramu, tyku. Visiškai tuščia. Atminėm kažkokį tai gatvės turgų. Štai prikolinai viskas padaryta. Tipo gėlių turgus. Einam. Čia nori nusifotkinti žmonės. Mes maišamas. Ričardulė, norėjai nusifotkinti su tą mergaitę. Pasimečiau tiek daug kadrų vienoje vietoje, galvoju, kurį nelįsti. Nu. Ko čia yra gero? Visokių velnių. Vaisiukai. Žiūrėk, lašyša. Sušiai. Davai, žiūrėk, kiek sušiai įvairovės. Takas, suši. Čia vienas sušis? Nu, O kas čia gaunas? čia gaunas 10 centų. 10 De- centų. Tu rimtai? Nu, 3,5 tai yra euras, tai 10 centų. Eik tu namas, ne. Nu rimtai, su įkriukais. Ir čia reikia čiup. Davai. Tai dėk į vieną. Po 2 visko, dėk ir viskas. Tai dėk po 2. Viens man, kits tavo. Sumokėsim bendrai. Čia žiūrėk, su lašišikė, tie neblogai atrodo. Aha. Tai padžiūvės toks bendrai. Na, pochai. O, su aštunkojais šakiais. Nu, karočią, čia užvalgysim. O kas čia tokie? Imsim tą, užteks. Užteks. Neaišku, ar skanu bus. Bet čia kažkas tai žiūrėk 40. O kas? Nu, žodžiu. Ką pasipirkom su šiuku Audrencu? Kalmariukais. Jo, Nu, su pagaliukais. To eisim jėsti. sukai. Su lapais. Kas? Su lapais. Eik tu nafai. Nu jo. Korička. Ko čia dar gero yra? Badauji šiandien? Ryčkai nėra maisto. Vištos nėra. O, žiūrėk, daro tos. Blecha, tos daro. Oba, kas čia tokia? 150 batų. Žiūrėk, čia tie lapai kažkokie tai. Žiūrėk, čia yra, nu čia jau gėlių turgus. O, žiūrėk, vainikėliai. Tie va, pintė. Kai kvepia skaniai. Nu. Bananai vame. Visokiausių vaisių. Mažais kiekiais. Kas čia? Smilkalai.
O, Jėzus Marija. Tokį kuškį. Visokių velnių čia pilna. Čia jau gėlyną pataikėm. Jau užžodė. O, dešrelės kokios. Jau Ryčka užžodė. Višta iš toli. Manika, badika. Nu, turgelis tai visą gatvę, karočią, užvaryta. Reikia kažkur pristoti, pabandyti paėsti. Blūdinėjom po naktinį Bankoką. Sušiai buvo šlikštus, ane, Audrenai? Ką? Kai kurie buvo nieko. Nu, viens buvo pusė velnio. Visi kiti belė kokie. Karšta, nežmogiškai, o kažkokia tai matosi. Pilis ar kas ten toliau šviečiasi. Kažkokia tai šventykla, tiltas, o toks įdomus. Karšta kaip visą laiką, nesvarbu ar naktį ar dieną. Apie 30 laipsnių ir drėgmė belė kokia. Žodžiu, galvojam, ką toliau veikti. Kažkokia tai priėjom šventykla, ne šventykla, vėl nežino, kas čia yra. Naktį, bet atrodo neblogai. O, bonsai visokie auga. Nu, gražiai atrodo. Varomės vidury gatvės. Oho. Kaip fainai. Patekti į vidų, aiškus, neina. Bet šiaip atrodo gražiai. Oi, varom ieškoti, kaip grįžti namo. Ar tai metro, ar tai metro ieškosim, ar tai tuktuko, nežinau. Su kažkom ar su taksu. Ką vakar išsirinkom porą 3 motorolerius, nepasisekė išsinuomoti. Susipykom su nuomotojais, šiandien varom į kitą vietą. Žiūrėsim, kom čia baigsis. Prižada vieną, daro kitą. Kaina sako vieną, po to gaunas kitą, tai toj nulėksim, pažiūrėsim, atfilmuosim. Ką, atminėm į motociklų, motorolerių nuomą. Va, kaip atrodo. Tarėmės vieną kainą 300, 300, neliktais? Ar 3 pem? 3 pem parą, tai žiūrėsim ir 100 eurų užstatas. Tai va, žiūrėsim, kaip bus realiai ir ką pasiūlys. Sakė, kad bus 100 pem kubikų ir 100 pem 5. Žodžiu, einam žiūrim. Tokių pasiūlė 100 pem 5, sakė, liko 110. Tai einam toliau, tartis atrodo neblogai, pakankamai tvarkingi. Žodžiu, žiūrėsim, ką čia man dabar pasiūlys. Working. Okay. Mobile phone holder, mirrors, all good? Okay. This is good, and let's go for this one. Okay? Signal lights left, right. Okay. Okay, rear big light, front bumper. Nu kaip, žiūrim visus įbrėžimus. Okay. Čia visokių smulkių pabraižymų yra, kaip ir daiktas nenaujas. Vat filmavimo procesai vyksta, kad po to dėl kiekvienos smulkmenos nepradėtų kabinėtis. O, čia šonai biškį pabraižyti.
Opa, va, garso dabar bus. Bibi žino, kur čia važiuoti, na ką. A čia nori sukti tas, ne? Vėl per raudoną bleką. Lietnikas pirmas. Čia tai lietničiok. Eina. Tuk-tukų dragas, bre. Eina! Varom! Gerai čia atrodo. O kaip grįši atgal? O bulom neparvažiuosi, nu net bulom, prieš eismą. Taigi jie varinis įsijungia. Nu taigi pas mumis yra parduotuvė. Tu ko tenai čipso, ble? Eik tu nahu. Eik tu nahu, aš vėl per tą kelieną, o dabar tai jau būsiu nurarinęs, blėt. Yra tas pararintas. Aš nežinau, blėt, ar smėlio biški pagavo, ar ko nahui, bet man per kelieną. Nu ir prigulėm paskutinius metrus iki viršų. Nu? Reik nusipirkt tą, blėt, veido valiklį kažką patrint, nusivalyš. Nu, blėt, ne, šiurkšto. Šiurkšto, ne? Gal nepastebės? Kur tau nepastebės, ne? A, girdi, palauk, plaukyk biškai, aš servetėlę turėjau viduj. Slyda viduj, nieko. Žiūrėk, nespėja vienas užgyt, kitas atsiranda. A few moments later. Nu ką, rezultatas posūkio. Nubrozdinti kelienai tokie va, iki mėsų nuskusta škūra ir alkūnės va tokios va geros, naha. Šaunės, man. Karočią, hebra, nelenktyniaukit, nerekomenduoju. Ką, nauja diena, blecha. Pensininkų palata.
ant stalo vaistinė. Bintai, vaistai nuo skausmo. Nurarinti va tokie va kelienai, suvarytos rankos. Naktį kažkaip tai pratempėm. Dar to negana, mūsų Audrėnis apsinodė eilinį kartą. Čia viens paskui kitą apsinodėm. Kaip Audrėnsi tu? A gyvas? Tuščias, blėt. Ką? Nusišvėmęs, nusiturėdęs. Daik tu nafig, karočio, blėt. Iš 3 liko 1 nafig. Seselė mūsų beliko, karočio, eik tu nafig. Žiauriai, blėcha. Vakar apsinodėjom Audrėnis. Fig znait ko, vakar vakare pažiūrėjom filmą Pagirios Tailande. Ne Tailande, Las Vege. Dar užsisakėm paėsti iš KFC, atvežė, pavalgiam. Susibintavom ir mėgoti. Ryte, o Jėzus Marija, ryte. Geras šitas, o Jėzus Marija. Ryte bintus šiaip netaip nulupau. Va, kaip rodžiau. O vakar buvo taip, kad pabandėm aplenkti mūsų jauniklį ten va iš viršaus. Nu, nepasisekė tai. Nors pasisekė, laimėjom. Motoroleris. Nors ir šonu, bet vis tiek į priekį išėjo. Ir aš čiuoždamas šonu kartu su motoroleriu ir Audrėnis ant manęs. Eik tu nafik, nu karočią, žiauriai, ble. Tai va, nežinau, šiandien reikia varyti ant to, lipti dangoraižio. Kaip nors gal. Važiuoja mūsų seselė medikamentų parvežti, ble. Davai mes, tai žinok, lauksim kaip saulės patekančios. Nu ką, varom pažiūrėti savo vakarykščių nuotykių, kaip sugadinom tą, kaip jis yra, motorolerį, kokia ten ta situacija. Ir varom ant dangoraižio užlipsim. 2 invalidai, viens pribintuotas, kits susivėmęs. Audrėnsai, kaip tu, kosmosas. Ir čia paskutinė diena mūsų, ne, dar rytoj 1 diena. Turiu apremsi kokį taksą. Da. Vo, Lietnykas mūsų parvažiavom, ne. Žodžiu, einam, apžiūrėsim, kas tenai buvo, kokios pasiekmes. Karoči, žiūrim pasiekmes. Ir ką čia pridirbam? Čia va biškį nubalnuojam. Čia nubalnuojam. Nu, čia ant dažymą lūžti, niekas nelūžo. Žiūrėk, šičia, ne? Ai, ne. O duslerkė kaip? Jis ant duslerkės net nečiužia turbūt. Šoną šitavo. Nubalnuojam. Šitavo nubalnuojam. Ai, mūsų gal tą kojytę mes palėtėm ir užnešėm dėl jos. Hren znait. Čia varžtas kažkoks atsisukęs, bet jis ir buvo. Sparnas. O dėl sparno aš galvoju, ar jis tiek daug buvo. Nu, nebuvo liktis tiek daug. Šitas tai vat, šitas tikrai liktis matosi video. Tai karočią, čia 3 detalės, kai dažyt. Šitą. Tai nemanau, kad per daug aukštai, kad čia būtų nusivaręs. Nu, šitas nežinau. Tai va, tai dažas priekinis plastikas. Iki čia šitas plastikas. Žodžiu. Nu ką, atvykom prie to dangoraižio. Einam dabar kažką užkasim ir lipsim į viršą. Ten viršuje yra pačiam viršuje tokia palangė išlindusi su stikliniam grindim. Tai va, nežinau, ten reikia drąsos biškį, kad užlipti. Nu, bet bandysim. Atsivilkom pagaliau prie to pastato žymėjo. Va. Taip pat atrodo virš manęs į viršų. Jeigu matote, ten virš manęs dažo valo langų stiklus, komanda susirinkusi. Ir ten va, pačiam viršų yra ta palangė. Pastatukas šiaip gražus. Einam apsidairysim.
Einu visas raišas, šukojas skauda, pirštas išsuktas, kelienai nubalnuoti. Žodžiu, kilsim į viršų. Nevedžiok šunų. Žodžiu, parašuto neštis negalima. Ryčka sakė, nelips su manimi. Negalima burgerių, su čimodanais negalima. Šunį norėjau pasimti atsivesti. Prie parduotuvės irgi neleidžia. Žodžiu, vestibiulis toks viešbučio. Viešbučio, kas šitoks yra. Čia bilietų pirkimas. Dar žiūrėk, yra šiandienai bilietų turbūt. Varysim į viršų. Žodžiu, chebra, jeigu kas eisit, o taisyklės parašytos, o bilietų kainos va yra. Parašytos. Šiai dienai bent jau batas yra kovo 12 dienai. Vienas batas, 1000 batų yra 3600 batų yra 100 eurų. Žodžiu, toks kursas, taip kad galite susiorientuoti. Ką, praėjom patikrą. Pro metalo detektorių palikom visus daiktus. Kas toks? Žiūrėk, čia miestas atvirkščiai. Ant lubų, jeigu eini žiūrėti, visas Bankokas atvirkščiai. Įdomi, žiūrėk, visas sienos telikas. Ko čia dabar laukiam, kada įleis? Ką? Kaip liftas, Audrėnė? Ką? Multikai. Neblogai atrodo. O, chebrytė. Kaip vaizdelis. Vaizdelis, tai galiu pasakyti. Bomba. Ką, Audrėnsi, gali pasakyti? Čia net kamera jau pasiklysta, nėra į ką fokusuoti. Atrodo bomba. Per langus panorama atsiveria va tokia. Blecha, baisu neteit prie krašto. Eik tu savo. Eik velniop, Ryčka, blecha. Žasinas. Mes, man atrodo, tau padėsim tapti invalidu. Davai. Tai nori slow motion padarysi arba fast, na. Norėčiau nuotrauką, kad šitą ir šokų pro langą. Palauk. Einam, apsidairom po visur. Iš visų galų, o čia kažkoksai tai išeiti, parūkyti ar kas čia, nežinau. Atrodo neblogai. Žiūronai yra galima, įmesti aiškus kapeikų ir pasižiūrėti. Nu, panoramą, tai galiu pasakyti, bomba. Bomba. Net nežinau, kurį galą berodyti. Taip, o velnias iš kito galo. Iš kito galo vaizdeliai. Kai chebra aukštis. Žiaurus. Žiaurinis aukštis. Bariukas, o viduj. Atrodo nerealiai. O čia miestas. Kažkas padaryta, kažkokia tai ekspozicija, nežinau, kas čia yra. Žodžiu, kažkas tokio. Nu ką, kilom aukščiau. Mum aukščio per mažą. Du invalidai su Audrėniu. Kas čia dabar gera, pakilom dar aukščiau. Kiek sumokėjom? Štuką bato už bilietą. Tokie apvalūs laiptai. Lipam dabar į patį viršų.
Vis aukštyn ir aukštyn. Nu va, vaizdas nuo stogo. Vaizdelis jau nuo pačio viršaus. Eik tu savo. Kažkoks kosmosas. Eina, apeisim, apsižiūrėsim. Bariukas va yra. Apsaugos pilna. Vo tas žemusis stiklas. Gerai čia atrodo. Nežinau, ar aš noriu ten eiti. Ryčka! Nu, drąsuolį, varysi. Aš jaučiu ne. Ble, pampersą užmiršau užsidėti. Eik, tu namas, ne. Nu, žiūrėsim, gal ir lipsi. Bet atrodo šiaip tai baisiai einu, aš arčiau pafilmuosiu. Nu, žmonės vaikšto. Atrodo baisiai. Galiu pasakyti tik tais tai. Atrodo baisiai. O, ir meškučių renkasi. Išlaiko reiškias. Eik, tu namas. Čia kiek įdomu storio tie stiklai yra. Būtų įdomu sužinoti. Jaučiu kokių blecha, matas pagal šoną, kokie 5 comai mažiausiai. Stiklo storis. Jeigu tai pažiūrėti iš šono, nu baisiai storas. Nu, turim drąsuolį mūsų. Nu, varyk. Nu, kaip Ryčka jausmas? Geras jausmėlis. Galiu pašokinėt paklausyti? Negali, aišku, zadurniau tu. Nu, kokia nors panorama. Paik į šoną dabar biškį, va. Va. Yeah. O tai kaip, jeigu tavo jau galva yra virš? Apsikirpsi. Nu, žodžiu. Nu, įsiu ir aš. Pafilmuosi? Ką? Nu, išdrįsiu, manau. Paimk iš Vilmę telefoną, pafotkink. Tave. Šus. Ai, čia batai. Dar tą reikia paimti. Nu, nežinau, kaip aš čia išdrįsiu. Pabandysiu išdrįsti. O, invalidai su audrium, blecha. Mano netelpa batai, blecha. Neįsimaunu čia prie Agirdė. Eik tu namas. Bliat, atrodo baisiai. Eik tu, nafi, geriau į apačią net nežiūrėti. Matei tą aikštelę? Eik tu namas. Vilmė? Aha.
Žodžiu. Žiūrėk, čia jau įskylė. Žodžiu, geriau nežiūrėti į apačią. Nes vaizdelis, bleka, jeigu aukščio bijote, tai čia yra kosmosas. Ne, aš einu nafig, man jau nervai nebelaiko, ble. Na, čert. Ir taip jau invalidas visas subintotas. Varau, karoči, mautis batus. Oi. Viskas. Viskas, kelionė baigėsi. Bet čia dar kažkur tai einam. Nes prašė bi... Kiti čia pavalgyti gali su bilietus nusipirkti. Nu, į bilietą buvo įskaičiuoti pėdus kažkokie, ne? Papildomai. Jo. Už papildomai galima buvo, va. Kaip gražu. Ką, chebra, prasideda. Tiksliau baigėsi paskutinė mūsų diena. Atostogų Tailande. Chebra jau kraunas lagaminus, jau tiksliau susikrovė. Dabar bando kas suslapstyti čimodanus. Viens bonkių prisipirkęs. Mūsų pagrindinis Romo nusipirko. Tichariom net neatsisukdamas. Nu, parodyk. O, butelis. Oi, Richardai. Parodyk savo turtą. Skarbonkių, alaus, visko, ko tik nori. Jau ir mano vieną įkišo, jau Drienio 2. Viskas, jo, pakuojamės ir varom į aerouostą. Pasikeitėm kambarį, atidėjom tą didesnį, kadangi buvo iki šio ryto reikėjo išsinuomoti, tai persinuomom į mažą. Kad nereikėtų laukti, nes 11 val. Reikėjo išsiregistruoti, tai išsiregistravom ir išsinuomavom mažesnį, kad nereikėtų niekur čia stovėti ar kalidoriuose. Ir iki vakaro dar pailsim, tiksliau jau vakaras ir viskas, ir važiuojame į aerouostą. O vaizdelis iš balkono irgi spūdingas, va galit pažiūrėti Bankoko judesys. Gyvenimas verda, dangoraižiai, miestas iš tikrųjų spūdingas. Pagal viską galiu pasakyti, kad verta atvažiuoti, tik tais baisiai karšta ir daug drėgmės. Pačiam Bankoke čia nuomotis tik tais keturatį, ne keturatį, motorolerį, bet irgi atsargiai, matėt jau kaip būna, pasiekmes, rankos subintotos, nors ir su džinsais, bet kojos irgi subintotos, nuvarytos. Žodžiu, to keliaujame į aerouostą, dar aerouoste kažką pafilmuosim ir susitiksim jau Lietuvoje. Ką, chebra jau aerouoste, Bankoke, dydis aerouosto, beje kokio dydžio, ten iki pačio galo nesimato netgi. Tų pridavimo takelių tiek vienoj, tiek kitoj pusėje. Žodžiu, kosmosas. Tai bandom dabar lagaminus priduoti ir eisim kažkur tai pasitrainėti dar. Praėjom visas patikras. Čia aerouostas toks įspūdingas, visokių čia statulų pridaryta. Nežinau, ką tai reiškia, kažkoks drakonas apsiviniavęs. Ką jie čia daro? Einam ieškoti dabar. O ko einam ieškoti? Nieko, šiaip pasitrankyti. Kiek yra valandų? 10? Pusė 10. O lėktuvas 11:05. Turim dafiga ir biškį laiką. 15 jau laikinų. Supratau. Bet aerouostas primena šiaip savo dydžių tą Katarą. Tik tiek, kad Katare nebuvo tiek jisai perkrautas. O čia tai eina namas. Einam pasidarysim ką nors. Chebra, radau buteliuką. Dalmorė kažkoksai, tai va. Spėkit, kas čia per butelis ir kaina 1,5 milijono. Spėkit, kiek tas bus. Kiek bus? Kiek bus pinigais? Kiam 3, kiek sakei? 43 tūkstančiai. Kur tu čia linguoji? Jūs pažiūrėkite jau.